Malda vis dėlto ne monologas, o dialogas. Dialogas, kai kita pusė tave girdi ir sąveikauja su tavimi. 1997-aisiais Davidui Sadurui buvo pašalintas piktybinis auglys. Po kelių mėnesių jis atsinaujino. Через несколько месяцев она возобновилась. Необходимо Buvo būtina atlikti keletą chemoterapijos kursų. Tai labai sunkus apsinuodijimas ir bendra būklė labai sunki. Kai jau nebuvo įmanoma ištverti, jis skambindavo savo dvasios tėvui. Kai nebuvo galima nei judėti, nei miegoti, nei gyventi, jis 700 begalinių metrų slinkdavo prie telefono automato. Kartais jam skambindavo sėdėdamas ant kabinos grindų, nes kojos nebelaikydavo. Pasakodavo apie savo būklę ir prašiau melstis. Davido nuodėmklausys tėvas Georgijus meldėsi už jį, meldėsi ir jo šventyklos lankytojai ir kiti šventikai paprašyti padėti. Davidas ištvėrė 9 chemoterapijos kursus. Po mėnesio jam turėjo gimti 3 vaikas. Bet tyrimas parodė metastazę kepenyse. Dėl jo būklės apie operaciją nebuvo nė kalbos. Davidą išleido namo numirti. Jo artimieji ir pažįstami, ir tie, kurie nekarto gyvenime jo nematė, ir tie, kurie jo visai nepažinojo, toliau už jį meldėsi. Ir tada kažkas pradėjo darytis. Aš po truputį pradėjau vaikščioti, judėti, kažką veikti. Po kelių mėnesių atlikti tyrimai nebeparodė jokių piktybinių darinių. Davidas buvo visiškai sveikas. Nuo to laiko praėjo 10 metų. Dabar jis jau turi 5 vaikus. Gydytojai sako, jį išgelbėjo stebuklas. Aš pasakyčiau artimo meilė. Ne tik namiškių. Žmonės tiesiog buvo pasirengę pasiaukoti. Jie atiduodavo paskutinius trupinius, kad aš turėčiau pinigų vaistams. Duodavo kraujo. Net labai užsiėmę žmonės naktimis sėdėdavo su manimi, nemiegodavo, kad aš galėčiau ilsėtis, kad galėčiau atsigauti. Taigi, jeigu mes ieškome stebuklingų vaistų, tai yra meilė. Stebuklai vyksta. Kartais jie labai tyliai atsitinka, bendraujant su kokiu nors žmogumi, kuris tau siunčiamas gyvenimo per kokius nors buitinius dalykus. Ar žmogiškos ašaros, argi tai nestebuklas? Iš kur jos atsiranda? Iš kažkokių žmogaus gyvenimo gelmių? Ir mes suprantam, kad žmogus nežemiškas padaras, jis ilgisi dangaus. Veržimasis į dangų taip pat stebuklas. Tai reiškia, kad stebuklų tyrinėjimas ne šiaip savo ant gamtinių įvykių tyrimas. Tai mūsų gyvenimo tyrimas.